Šitą vaizdo įrašą įrašinėjau kovo 1 dieną, nes praėjau pro gan tikrai sunkų mėnesį. Tai vasaris man tikrai nebuvo lengvas, mano mokiniams taip pat. Bet galiu pasakyti, jog supratom tiek aš, tiek kiti aplinkiniai, kurie buvo kartu su manimi vasario mėnesį, jog tikėtina radom protingiausią būdą, kaip galime uždirbti 10 000 eurų į mėnesį. Tai ypač šiais metais, 2025 metais, kadangi kiekvienais metais ateina kiti trendai, ateina tam tikri dalykai, vienais metais geriau sekasi su kripto, kitais metais lengviau sekasi su Instagramu. Ir ypač paskutiniu metu, kai dirbom su YouTube gan stipriai, kai dirbu, sakykime, su savo kanalais, aš matau vieną vaizdą, kai aš dirbu su kanalais, kurie yra visiškai nauji, kurie yra, sakykime, mano mokinių kanalai, aš matau dar kitą vaizdą. Ir aš pastebėjau, jog YouTube'as, negaliu patikslinti, kada visą tai padarė, bet šiuo metu yra įvedęs gan naują algoritmą, nauji kanalai tiesiog sproksta vienas po kito. Turiu 2 mokinius, kurie visai neseniai prisijungė, vienas iš jų yra vaikinas, kita yra mergina. Pradėjo dirbti su YouTube automationu, mergina turėjo kažkokios patirties prieš tai su online verslu, bandė Instagram automatizaciją, dropshipping, žaidė su tradeais. Vaikinas dirba samdomą darbą, uždirba vidutinį lietuvišką atlyginimą, bet grįžtant prie esmės, tai šie 2 žmonės nusprendė parizikuoti, įsigijo mano mokymus, pradėjo dirbti su YouTube'u. Vienas iš jų neturėjo visiškai jokios patirties su YouTube'u, mergina turėjo savo asmeninį personal brand kanalą, kėlė kažkokius tai vaizdo įrašus, kurie buvo susijęs su ūkininkavimu. Tai šie 2 žmonės, kaip ir kiti pas mane prisijungė, susikūrė naujus kanalus, pasidarė dizainą, praėjo visą bazę, pradėjo kelti vaizdo įrašus, buvo nuoseklus, buvo, sakykime, pareigingi, keldavo vaizdo įrašus kiekvieną dieną, nuosekliai tikrai nepraleisdavo ir priešingai vietoj to, kad, sakykime, vieną dieną praleistų, kitą dieną įkeltų, kaip būna ir tokių atvejų, jie kėlė po 2-3 į dieną, surasdami daugiau laiko, netgi ir vaikinas, kuris dirbo samdomą darbą ir iki šiol dar dirba, tiesiog surasdavo laiko po darbo, kada galėtų įkelti 2 vaizdo įrašus pagal mano programą. Žodžiu, paprasti normalų žmonės, turintis tiesiog galvą ant pečių, susikūrė kanalus, pradėjo kelti turinį, nuosekliai kėlė, laikėsi strategijos, improvizavo tam tikromis vietomis, sakykime, vis tiek mes keliam vaizdo įrašus, kuriems reikia thumbnailų, lietuviškai tariant, viršelių. Ir tos thumbnailus, kuriant kartais reikia jungti fantaziją, pabandyti kažką padaryti unikaliau, padaryti kažką geriau. Vienas iš jų surado temą, kuri puikiai eina, kuri yra tikrai potenciali, turi didžiulę paklausą, pasiūlos beveik nėra. Kitas žmogus tiesiog pradėjo kurti tobulus viršelius, surado savo dizainą, kuris jam prilipo, surado savo būdą jos daryti, niekam nepavyko jų nukopijuoti, kai kurie bando kopijuoti ir iš mokinių. Aš visada sakau, dažniausiai nekopijuok to, kuris, sakykime, surado kažką savo ir tam žmogui puikiai veikia. Yra ir kitų būdų, patvirtintų būdų, kaip galima padaryti gražų thumbnailą. Bet ką aš noriu pasakyti, jog tie žmonės abudu stengiasi, su apvalinus abudu šie žmonės uždirbo po 10 000 eurų šį mėnesį. Tai čia, sakykime, buvo 2 sėkmingiausi variantai pas manęs mokymuose. Taip pat turiu žmogų, kuris prisijungė prie mokymų taipogi visai nesenai, sausio gale, susikūrė kanalą, pradėjo kelti, po savaitės su pusė buvo monetizuotas. Šis žmogus pasiėmė paskolą, parizikavo, tikėjo mano mokymais, jautė, jog yra kažkoks tai geras jausmas, sako, turiu pradėti, turėjau kažkokios patirties prieš tai, moku keltą vaizdo įrašą, suprantu, ką reiškia montuoti. Bazę žinau, manau, kad tai turėtų būti man. Prisijungė žmogus, pradėjo dirbti, pasiėmė paskolą, parizikavo. Šis žmogus dabar atmušė paskolą, uždirbo su pliusu, uždirbo 4 000 eurų su apvalinus šį mėnesį ir manau tikrai puikiai seksis jam uždirbti ir toliau. Įsivaizduokit, čia yra tik pirmas mėnuo iš 12 mėnesių šiuose metuose. Tai yra jų pirmas mėnuo, kai jie dirbo online biznį, YouTube automationas, jie pradėjo, sakykime, savo tą kanalą. Įsivaizduokit, kas bus po 2-3 metų, jie galės jau apvalinti savo metinį uždarbį, kuris tikėtina bus virš 100 000 eurų ir tai pakeis jų gyvenimą. Tai su vienu iš savo mokinių visai nesneišnekėjau, jis uždirbo 10 000 eurų šį mėnesį, kalbėjau, kaip jisai ruošiasi elgtis toliau, kokia yra jo strategija. Tai pirmiausia, jisai ruošiasi išeiti iš darbo, vėliau jisai ruošiasi save apdovanoti, kitą mėnesį yra jo gimtadienis ir YouTube'as išmokėjimus atlieka, tai ten po mėnesio, tai sakykime, kitą mėnesį 21 dieną, kažkur tuo metu bus jo gimtadienis, jisai, sakykime, gaus geriausią dovaną, kokios tai galėjo tikėtis, jisai pasiekė savo tikslą sėkmingai, tai kaip supratau, jisai save ruošiasi apdovanoti, nežinau, gal tai bus kelionė, galbūt kažkoks materialus dalykas, bet vėlgi, aš manau, kad tai yra visai normalu, kiekvienas suaugęs žmogus, kuris pasiekė savo užsibrėžtą tikslą, turėtų save apdovanoti, nes tik tais tokiu atveju mes galim palaikyti tą dopaminą, norėti daugiau, kilti toliau ir panašiai. Tai tikrai nėra pabaiga, aš manau, šitie metai tikrai dar turės daug ko nustebinti. Tai pagrindinis klausimas, kodėl jiems būtent pavyko su to YouTube'u, tai jie galėjo galbūt pradėti kokį nors kitą biznį ir tikrai normalu, jiems tikrai galėjo pavykti ir su kitų verslo modeliu. Tiesiog YouTube'as šiuo momentu yra padaręs, sakykime, tokį tam tikrą algoritmų pokytį, jog visi nauji kanalai dažniau būna rekomenduojami homepage, kas mums duoda daugiau browse features, peržiūrų trafiko ir tie nauji kanalai daugiau turi šansų išsprogti. Anksčiau būdavo toks dalykas, jog kai mes susikuriam naują kanalą, mes tiesiog liūdim, kad jisai mums neauga,
nes paprasčiausiai kiti jau didėjai kanalai yra pasiėmę visą auditoriją ir tenais tarp YouTuberių išpopuliarėti, surinkti daugiau peržiūrų yra labai sunku ir tiesiog žmonės su tuo sunkumu gyvena užsiblokavę ir tiesiog niekada nepradeda, nes girdėjo iš kažko, kas bandė ir jam nepavyko. Bet tikrai jūs galite būti išimtis, aš manau, kad jums gali pavykti, ypač šiuo metu, jeigu jūs pradėsite. Tiesiog vienintelis dalykas yra žinoti, kur lyst, žinoti, kokią nišą pradėti. Kaip ir kalbėjau kažkuriame iš prieš tai savo esančių vaizdo įrašų, jog labai svarbu yra paklausa, jog būtų paklausos, nebūtų per daug perpildyta niša, reiškia, niša yra svarbiausias dalykas. Tai jūs vienaip ar kitaip stums YouTube'as, nes dabar nauji kanalai yra stumiami į priekį, jiems tiesiog reikia būti tinkamoj vietoj, reiškia tinkamoj nišoj, kad jūs būtų lengviau užpušinti, kad jūs pasiektumėte daugiau žmonių ir tokiu būdu pasigautumėt momentą, galėtumėte toliau augti, nežinau, būti nuosekliais ir, sakykime, išnaudoti visą tą duotą srautą žmonių, tų peržiūrų, tikslingai, jo galėtumėt kurti toliau vertingą, įdomų turinį apie savo kažkokią tai tam tikrą pasirinktą nišą. Ne visą laiką tas turinys turi būti labai kokybiškas. Esu ir prieš tai kalbėjęs, jog aš fokusuojuosi asmeniškai ties kiekybę. Kokybė neturėtų būti fokusas, nebent jūs kuriate turinį, kuris yra skirtas kokybei, tai galbūt jūs montuot mokat žmonės, tai čia gali būti evergreeninė niša, kurioje to reikia, bet šiaip, kas liečia Faceless kanalus, tai daugybė tų visų kanalų ir konkurentų, jie fokusuojasi pagrindę ant kiekybės, tai jiems ta kokybė nėra fokusas, jiems yra tikslas įkelti kuo daugiau vaizdo įrašų, uždirbti kuo daugiau pinigų, surinkti kuo daugiau peržiūrų, tai to pačiu šitai fokusuojasi, to pačio mokau savo mokinius ir aš manau, jog tai yra naudinga. Taip pat buvau gavęs nemažai klausimų, kada sukursiu vaizdo įrašą, kaip pradėti kurti Faceless turinį. Aš tikiu, jog jūs norėtumėt kažko nemokamo, jog pakurčiau kažkokį tais, galbūt paprastą, per daug neišsišokantį ir per daug neatskleidžiantį mini kursą, pavadinkim mikrokursą, kuriame atskleisčiau kažkokius tai būdus ar variantus, kaip visgi pradėti, ar kažkokį tais bet kokį turinį, kuris būtų Faceless būdo, kad jūs aplamai galėtumėte suprasti, kas yra tas Faceless vaizdo įrašas. Tikiu, jog yra žmonių, kurie galbūt puikiai tą supranta, bet yra taip pat ir tokių, kurie nesuvokia, kas tai yra ir kom tai skiriasi nuo paprasto vaizdo įrašo, nes nerodant veido galima ir daugybė kitų dalykų daryti, nebūtinai kelt vaizdo įrašus, kurie yra visiškai prasčiausios įmanomos kokybės ir tiesiog fokusuojant rinkti peržas. Yra Faceless kanalų, kurie kelia, nežinau, Žalgirio rungtynių ištraukas, momentus ir geriausius highlightus. Ir tai yra Faceless kanalas, tiesiog galbūt jis yra valdomas įmonės ir panašiai. Tai mes negalime tokio kanalo pavadinti cash cow kanalo. Tai pabandysiu kažkokį panašų kursą padaryti, pabandysiu nufilmuoti galbūt 20-30 minučių vaizdo įrašą su galbūt ko įmanoma detalesnė informacija, kaip pradėti kažkokį tais, nežinau, Faceless kanalą su bet kokia niša, kurią mes rasim tuo metu. Tai pavyzdžiui, vienas žmogus man buvo sakęs, jog surado mikrokursą apie tai, kaip galima sukurti Faceless YouTube kanalą, kuris būtų apie graikų dievų citatas. Kas yra visai įdomu, graikų dievų citatos, tai angliškai stoic, Greek God quotes, something like this. Mano nuomonė, tai yra visai įdomi niša, tai yra Faceless niša, tai yra kažkas, ką galima pradėti. Tikrai nėra sudėtinga. Tiesiog sugeneruojat su AI backgroundą, sugeneruojat titrus pagal voiceoverį, naudojant CapCut'ą, sugeneruojat tą patį voiceoverį naudojant Eleven Labsus. Kažkokios išlaidos vienaip ar kitaip bus, jos visada būna. Tai voiceoveris yra neišvengiamas, jo visada mums reikia, mes tam naudojam programėlės, kurios yra šiuo metu prieinamos. Mūsų pasirinkimas yra Eleven Labs, kažkas girdėjau naudoja Artlistą ar ten kažką kito. Tai čia yra pilnai jūsų pasirinkimas, viena už kitą yra brangesnė, kažkas yra pigiau, kažkas brangiau, bet vienaip ar kitaip skiriasi kokybė. Tai mes naudojame Eleven Labs, kol kas tiek kokybė, tiek kaina visus tenkina, visi yra patenkinti. Bet grįžtant prie tos pačios nišos, tai jinai buvo atskleista nemokamai. Ta vaizdo įrašą, kuriame rodė, kaip sukurti tokį kanalą, tą vaizdo įrašą pamatė 100 000 žmonių. Taip pat atsirado daugybė 100 000 tokių pat kanalų. Ką tai reiškia, jog vėl grįžtame į mano praeitą vaizdo įrašą, kuriame kalbėjome apie paklausą ir pasiūlą. Tai reiškia, jog šita niša, kurią daugybė žmonių pamatė šitą mikrokursą, susikūrė tokį identišką kanalą apie tos graikų dievus. Tai šita niša buvo perpildyta tų naujų kanalų. Tikėtina, kad tos paklausos tiek nėra, kiek yra tos pasiūlos. Bet kuris žmogus sėdintis prie kompiuterio tiesiog susirado informaciją, pradėjo nukopijavo visą tai, sakykime, pradėjo tą kanalą. Tokių tikėtina kanalų yra milijonai, tų žmonių irgi milijonai. Neaišku, kiek tų kanalų atsidarė, bet ką tikrai žinau, jog įsivedė, sakykime, kad ir dabar YouTube'as stoik, ten, nežinau, motivational quotes, per filtrą pasirinkęs, sakykime, filters, šiandienos vaizdo įrašus įkeltus, kad man prafiltruotų. Tai aš tikrai atrasiu daugiau negu 10 vaizdo įrašų, kurie buvo įkelti būtent šiandien. Tikėtina, kad keletas iš jų tikrai turės geras peržiūras ir čia yra normalu. Aš manau, kad tikrai didieji playeriai, kurie turi, sakykime, kanalų networkus visus, kur ten turi daugybę kanalų skirtingose nišose, ten tie visi automationų
tėvai ir panašiai, tai tikėtina, kad jie jau bus susikūrę geriausius kanalus, jie tikriausiai yra jau daro tą turinį išsiskiriantį nuo tų visų kitų mažų plėrių, kurie yra naujokai ir spamina tą turinį daug daugiau negu tie visi kiti mažesni kanalai, kurie kūrė galbūt po vieną vaizdą įrašą į dieną, nes tie profesionalai jie daro tikėtina po 3, po 4, po 5, kad tik tais juos būtų kuo sunkiau nurungti. Tai aš manau, kad tai nebūtų pats geriausias, sakykime, pasirinkimas pradedant Faceless kanalą. Jeigu yra tikslas surinkti rezultatą kažkokį, tai daug peržiūrų, uždirbti pinigus, bet aš manau, kad tai yra puikus variantas pradėti Faceless kanalą, jeigu tikslas yra išmokti kuo daugiau apie šią nišą ar apie šį verslo modelį. Nes jūs tikrai suprasite, tikėtina, kaip tos vaizdo įrašus daryti, kaip renkasi tos aplamai peržiūros, kas tas SEO, kaip ten tos geresnius raktažodžius parinkti, kaip ten tą pavadinimą susikurti, aprašymą, kaip tą patį thumbnailą padaryti kitokį, negu ką daro mano konkurentai. Tai žiūrint iš tos mokomosios pusės, tai aš manau, kad čia yra labai geras variantas tiems, kurie nori išmokti Faceless YouTube Automation kanalo valdymo proceso, reiškia visų šių dalykų, bet jeigu norisi pinigų ir peržiūrų didesnių, tai sakykime, tikrai yra daug geresnių variantų, nes vėlgi kaip ir kažkada prieš tai esu minėjęs, labai svarbu yra kokia auditorija žiūri jūsų vaizdo įrašus, nes tai auditorija yra rodomos tam tikros reklamos. Tai jeigu motivational quotes yra labiau toks broad international dalykas, kurį žiūri galbūt visas pasaulis, tiek aš lietuvis, tiek galbūt kaimynas latvis žiūrės kažką, kas bus motyvacinio, tikėtina, kad mūsų reklamos nėra pačios brangiausios ir tas turinio kūrėjas neuždirbs daug pinigų už tai. Bet jeigu mes kursim turinį, sakykime, kuris yra skirtas amerikiečių auditorijai, mes jau galimai uždirbsim daug daugiau ir tai gali būti jau tikrai pelningas kanalas, pakeičiantis daugumos nuolatinį darbą. Tai šiandieną būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėt, tikiuosi paspausit like, prenumeruosit kanalą. Ką šio vaizdo įrašo norėjau pasakyti, tai jog šitas laikas, kuriame esame dabar, yra pats geriausias pradėti YouTube kanalą, nes naujus kanalus YouTube'as pušina, daugiau rekomenduoja. Tai jeigu turit minčių pradėti, bent jau pabandyti, jums nebūtina įsigyti kažkokius tai mokymus, pradėkit tiesiog, susikurkit kanalą, pabandykit kažką, pažaiskit, pasiieškokit tų mikrokursų, pabandykit pasimokyti, duokit savo žinių ir galbūt patiks ir norėsit tai plėsti, norėsit tai daryti profesionaliau, tai tuomet galėsit bet kada parašyti man ir aš jums papasakosiu apie tai daugiau. Tai šiam video tiek. Iki.